Sveiki, pakalbėkime apie energiją. Apie energijos lygį, kurį mes turim kiekvieną savo dienoje ir kurį norėtume turėti. Ir ar tikrai padarome tuos dalykus, kuriuos norime padaryti dienos eigoje. Ypač kalbant apie sudėtingus dalykus, kurie yra pakankamai sunkus. Ir čia reiktų pradėti nuo to, kad sunkus darbai, tokie, kuriam jaučiame pasipriešinimą, lengviau darosi tada, kai jau yra aktyvumas, jau yra toks išsijudinimas, jau yra, galima sakyti, esam tėkmėj, tokioj tinkamoje energijoje, tinkamam aktyvume. Tada, kuo didesniam aktyvume esam, tuo galim sunkesnius darbus daryti. Sunkesnius, tai ta prasme, kad juos sunku prisiversti daryti. Ir iš tos pusės labai aišku pasidaro tai, ką reikia daryti, norint turėti daugiau energijos arba tiesiog padaryti sunkius darbus. Tai reiškia pradėti judėti po truputį link to, kad įeitume į tinkamą aktyvumą. Ir kuo didesnis tas aktyvumas taps, tuo darbai pasidarys lengvesni. Ir ne tik, kad darbai pasidarys lengvesni, bet jie darysis ir greičiau, dėl to, kad jau bus tinkamas aktyvumas. Ir klausimas dabar toks, kad galbūt kažkas apskritai trukdo įeiti net ir tą patį pradinį aktyvumą, net ir tiesiog pradėti kažką daryti. Ir čia mes galim tada vėl savęs paklausti, tai kas iš tikrųjų stabdo. Nes dažnai būna tokių labai kvailų priežasčių, kurios stabdo mus. Ir mes turėtume taip kiekvieną kartą, kai neišeina kažko daryti, atsisėsti ir galvoti, kodėl? Kodėl dabar aš negaliu? Kokia yra priežastis? Pavyzdžiui, aš esu atradęs tokių kvailų priežasčių pas save, kaip pavyzdys. Nevažiuoju, tarkim, vengiu važiuoti, tvarkyti daug visokių reikalų, kur reikia važiuoti skirtingas miestas, dėl to, kad man genda automobilis, kaip pavyzdys, ne? Nes ten būna kažkur reikia užmesti važiuoti, reikia ten skubėti, greit važiuoti, ne tai, kad greit, bet tiesiog tinkamai, kad suvažinėti, neužgaišti laiko, reikia tiesiog, atitinkamą greičiu judėti po miestą. Čia neina kalba, kad kažkokioje tiesiojoje ten greit važiuoti, bet tiesiog būti tam. Ir tada kažkaip man atrodo, kad aš gadinu automobilį. Mano pasąmonėje taip atrodo. Nes aš atsisėdau, taip galvoju, tai kodėl aš nenoriu dabar to daryti. Ir čia yra iš tikrųjų nesąmonė. Nesąmonė iš tos pusės, kad taip, tiesos tame yra, bet visumoj tai yra dėl to visiškai neverta savęs stabdyti, dėl to, kad tas veiksmas įdėtas atneša žymiai didesnį rezultatą negu ten automobilio remontas kažkoks, ne? Kaip pavyzdys. Tada dar tokių kvailų priežasčių. Aš turiu kelių rūšių savybės, kaip ir kiekvienas turbūt iš mūsų, bet turiu tokią jautrią pusę, kur kartais ji nori apsaugoti daiktus, pernelyg apsaugoti. Reiškia, nenoriu kažkaip sugadinti tų daiktų, nes po to aš išgyvenu emociškai, kad jie sugedo, jas reikia taisyti, buvo nuostolis ir taip toliau. Ir pastebiu ir čia. Tai, kas mane stabdo, tai kartais aš saugodamas daiktų, vėlgi, vengiu jais naudotis, vengiu kažkaip drąsiai, laisvai jais naudotis ir tada stabdau taip savo veiklą. O stabdymas savo veiklą, kartais antiek ją sustabdau, kad aš nebeįsivažiuoju ir nebūnu toj tėkmėje, apie kurią kalbėjau anksčiau. Reiškia, nebegaliu laisvai daryti visų dalykų, kuriuos noriu daryti. Vien dėl to, kad mano pasąmonė yra kliuvinių. Dar vienas kliuvinys, pavyzdžiui, sėdėdamas prie kompiuterio, dirbdamas, aš jaučiu, kad reikia prasivaikščioti, ne? Reikia įti kiemą kažką daryti, kad prasikvėpuoti. Ir mane stabdo. Nes vėl tas pats, kad aš žinau, kad čia reiks daug procedūrų atlikti, reiks tenai
eiti užsidėti striukę, ten apsirengti, eiti pro duris, ten eiti pro kažkokius vartelius. Nu, žiūrint, kur dirbu, jeigu ofise, ten, kur reikia keltis iš 5 aukštą, ten pro užrakintas duris, ten 3 praeiti, leisti su liftu ir vėlai. Ir aš vengiu tos procedūros. Dar pats iki galo pilnai nesuprantu, kodėl, bet yra tam pasipriešinimas. Ir kita vertus, jeigu aš būnu pilnam aktyvume ir, pavyzdžiui, aš einu per tas kliūtis visiškai nekreipdamas dėmesio, tada man viskas tvarkoja. Bet jeigu aš einu per tas kliūtis būdamas jautrume, tada kiekviena kliūtis mane dirgina, kiekvienas sutiktas žmogus kažkaip nervina, dirgina, ten susimastymai kažkokie, ir tada aš pradedu kitą kartą save saugoti nuo tokių patirčių, jeigu prieš tai tokią turėjau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad reikia atsisėsti ir suprasti, kas čia yra. Ir tada, kai mes suprantam, kad tai yra nelogiška, tai savo protu nugalėti tą įspaudą atminty, perprogramuoti. Ir tada, kai mes suprantam, kad, taigi aš nenoriu dėl to, kad tikiu, kad, pavyzdžiui, genda automobilis. Nu gerai. Ir tada važiuoju ir žiūriu, nu gerai, kiek jis genda. Ir maksimaliai važiuoju ir žiūriu, tada pasiskaičiuoju, kiek jis genda ir kiek aš atnešiu pats savo kažkokios vertės. Paskaičiuoju, koks santykis ir žiūriu, tai logiška. Tai ir tai prasideda pokytis, nes mes perprogramuojam kažkokias neracionalias priežastis įstrigusias mūsų pasąmonėje, kurios kelia kažkokį pasipriešinimą, pradedam jas gaudyti, kelti ir perdirbam. Ir kitas dalykas, tai iškart galim save pagauti. Ir tada, kai save pagausim, jau žinosim tos šablonus, kurie pastoviai trukdo. Ir logiškai, racionaliai galim išmastyti, pažiūrėti, ar čia yra kažkokia prasmė taip daryti, nes tikrai labai daug dalykų kiekvieno iš mūsų gyvenime tikrai yra susiprogramavę visiškai nelogiškai. Visiškai. Jie kelia kažkokį jausmą, jie kelia kažkokį pasipriešinimą, tačiau tame nėra jokios logikos. Tai kviečiu atkreipti dėmesį ir pradėti drąsiai judėti, išsijudinti po truputį link to tinkamo greičio, tinkamo aktyvumo, kuris leis lengvai viską daryti. Lengvai gyvenime. Ką reiks, tą darys. Bet reiškia, reikia iki jo išsijudinti, reikia iki jo ateiti. O kad iki jo ateit, gali reikėti nugalėti tas priežastis, kurios kyla iš pasąmonės, kaip jausmas, kaip pasipriešinimas. Tai judam link to ir žiūrim, kas gaunasi.